Laidą remia Fakto Auto. Naujausi Citroen modeliai, modernus dizainas, kasdienis praktiškumas ir net 8 metų arba 200 000 kilometrų garantija. Laidą pristato Hado Red Boost, tepalai jūsų automobiliui. Dabar trumpai apie dvi premium klasės naujienas. Pirmoji – atnaujintas Audi elektromobilių gamos bestselleris Q4 e-tron. Vokiečiai iš karto pristato abi versijas – tradicinę ir Sportback su dinamiškesnio dizaino galine automobilio dalimi. Audi teigia, kad pagerino elektrinės pavaros efektyvumą, todėl padidėjo vieną įkrovą įveikiamas atstumas ir akumuliatorių įkrovimo greitis. Pavyzdžiui, modeliai varomi galiniais ratais ir turintys 82 kWh talpos akumuliatorių vieną įkrovą galės įveikti iki 592 km. Galima rinktis 63 arba 82 kWh talpos akumuliatorius. Taip pat versijas su galiniais arba visais varančiais ratais. Išorėje atnaujinti priekiniai ir galiniai žibintai bei priekinės grotelės. Tuo metu viduje ryškiausias akcentas – nauji ekranai sudarantys panoraminį vaizdą. Vairuotojui skirtas skaitmeninis spidometras ir lietimui jautrus ekranas centre. Taip pat papildomai galima užsisakyti priekyje esančiam keleiviui skirtą 12 colių skersmens ekraną. Vokietijoje bazinio modelio kaina prasideda nuo 47,5 tūkstančių eurų, o Sportback versija brangesnė beveik 2 tūkstančiais eurų. Atnaujintus Q4 pardavimų salonuose galima užsisakyti jau nuo gegužės, o pirmieji klientai savo automobilius turėtų gauti šią vasarą. Kita naujiena – Porsche Cayenne Coupe Electric. Gamintojo teigimu šis modelis pasižymi 911 modelio įkvėpta dinamiška išvaizda, sportiškomis važiavimo savybėmis, bet leidžia mėgautis kasdieniu praktiškumu bei komfortu. Šiuo metu pirkėjai gali rinktis vieną iš 3 versijų. Nepriklausomai nuo pasirinktos versijos, elektrinis SUV turės po vieną variklį kiekvienai ašiai ir bus varomas visais ratais. Gamintojas teigia, kad maksimalus vieną įkrovą įveikiamas atstumas sieks iki 669, bet nedetalizuoja, kuri versija pasižymi šiuo rodikliu. Viduje derinama prabanga ir Porsche modeliams būdingas sportiškumas su naujausiomis technologijomis, o praktiškumą užtikrina 534 litrų talpos bagažinė galia bei 90 litrų talpos krovinių skyrius priekyje. Naująjį Cayenne Coupe Electric jau galima užsisakyti ir Lietuvoje, o jo kaina prasideda nuo 111 000 eurų.